kviečiu pradėti tokio geranoriškumo, mylinčio gerumo, taip galim pavadinti, meditacija, kuomet mes įsitaisę patogiai ten, kur esam, galim skirti tokią ilgesniam stabtelimui laiko. Pradėdame nuo tokio pakvėpavimo. Leidimo sau būti šitoje akimirkoje. Ilsėti šitoje akimirkoje. Ir galbūt leisti net mūsų kvėpavimui suminkštėti, gilėti. Leisti savo kvėpuoti tokiu raminančiu ritmu. Dabar nuo kvėpavimo galim savo dėmesį pamažu perkelti geranoriškų linkėjimų. Ir prisiminę artimą, brangų žmogų, draugą, tėvus, partnerį, senelius, vaikus, kolegas. Kokį artimą žmogų ar apskritai mums svarbią gyvą būtybę, galbūt tai mūsų šunelis, augintinis kitoks, kuris mums sukelia šypseną. Galim įsivaizduoti. Tai aš taip ir vartosiu gal tą žodį būtybė, kad apimant tai gali būti ne tik žmogus, bet ir gyvūnas. Ir galim įsivaizduoti, kad tas pasirinktas žmogus ar gyvūnas, jisai yra prieš mus. Mes esame vienas prieš kitą. Veidas į veidą. Galim pastebėti, kaip tai mus veikia, pradedant fiziškai, kai mes įsivaizduojam mums artimą svarbią būtybę priešais mus. Ir leiskim pamažu, taip natūraliai, tarsi savaime kilti tokiam geranoriškam linkėjimui. Šiam, gal pavadinsiu vienu žodžiu, draugui. Čia mūsų artimajam. Ir tiesiog lengvai susėdame su mūsų raminančiu kvėpavimo ritmu. Mes galim savo mintise vis siųsti ir kartoti geranoriškus žodžius, kurie galbūt kyla mums spontaniškai. Arba galbūt rinktis iš šių linkėjimų. Gal tu gali būti saugus tiek, kiek galima. Gal tu gali būti sveikas ar sveika tiek, kiek galima. Gal tu gali jaustis laimingai tiek, kiek galima. Gal gali jaustis ramiai tiek, kiek galima. Vis siunčiam geranoriškus linkėjimus. Ir pastebim, tarsi jų kaip aidas savyje, kaip mes jaučiamės, kai juos siunčiam. Ir pamažu dabar savo dėmesį nuo linkėjimų siuntimo artimajam, pamažu perkelkim prie prisiminimo patirties, kai mes jautėmės kažkaip maloniai, atsipalaidavę,
Mūsų širdis buvo pripildyta džiaugsmo, pasitenkinimo, dėkingumo jausmų. Ir leiskime tiem prisiminimam būti labai gyviems, įtraukiant visus pojūčius, ką tai maloniai patirti mums teko matyti, girdėti, užuosti, jausti. Ir kaip tai mus veikia dabar, kai atsimenu. Ir iš šio gerumo jausmo dabar prisiminę tą malonę situaciją, mes galim pakviesti save, savo pakartoti, pasakyti geranorišką linkėjimą. Koks tai galėtų būti tas malonus linkėjimas, kuris siejasi su mumis, kuris man būtų aktualus. Leiskime tam linkėjimui galbūt iškilti iš mūsų širdies gelmių. Galbūt tie žodžiai kyla iš vidaus, tokia savaime, spontaniškai, galbūt leiskim savo net nustebti. Jeigu savaime toks linkėjimas nekyla, mes galbūt galime leisti pasinaudoti kažkuria tai fraze. Pavyzdžiui, gal aš galiu leisti sau jaustis saugiai. Gal aš galiu būti sveikas ar sveika tiek, kiek galima. Gal aš galiu būti laiminga tiek, kiek galima. Gal aš galiu jaustis ramiai tiek, kiek galima. Ir pastebėkim šių linkėjimų atgarsį savy. Galbūt siunčiant jų savo, galbūt norėsis ranką uždėti ant krūtinės. Gali būti, kad mums sunku sau siųsti, pavyzdžiui, malonius palinkėjimus. Bet gal mes galim apsispręsti žaismingai savo pasiųsti, pavyzdžiui, paradoksinį palinkėjimą. Tarkim, gal aš galiu leisti savo jausti nuovargį, ar gal aš galiu leisti savo jausti pyktį ar liūdesį. Ar kitą galbūt nemalonę patirtį, bet nekovoti su jie, bet tiesiog leisti jausti, leisti būti taip, kaip yra. Pastebėkim, kaip tie paradoksiniai linkėjimai suskamba mumyse. Ir pamažu savo dėmesį vis labiau sutelkim į kvėpavimą. Linkėjimo siuntimo, savo dėmesį. Vis labiau sutelkime tai, kaip mes kvėpuojame. Galim padėkoti savo, kad skiriam šias 10 minučių geranoriškumo jausmo puoselėjimui. Ir su to dėkingumu užbaigti šią praktiką.